Šimtmečių patikrintas būdas organizmui stiprinti – sultis Rabenhorst. Rankų darbo sultis daugiau nei prieš 200 metų pradėtos gaminti Vokietijoje, iki šių dienų išsaugojo savo gerą vardą. Iš aukščiausios kokybės vaisių ir uogų gaminamos sultis pasižymi ne tik subtiliu ir sodriu skoniu, jose yra visa puokštė mūsų organizmui reikalingų medžiagų. Šiuo metu, kai siaučia ligos, išskirtinio dėmesio vertos šviežių acerolos vaisių sultis su minkštimu. Šios sultis labai rekomenduojamos esant padidėjusiam vitamino C poreikiui. Acerola yra stebuklingai nuostabi uoga, kadangi jinai turi 30 kartų daugiau vitamino C net negu citrina. 100 ml acerolos sulčių yra 1000 mg C vitamino. Įsivaizduokime, kiek mes pastiprintume savo organizmą išgėrę šitų sulčių. Rūpestingi tėvai turėtų nepamiršti ir mažųjų. Specialiai jiems yra sukurtas ekologiškas sulčių kokteilis. Jūs tikrai nerasite skanesnio būdo vaikų organizmų stiprinimui. Tai sultys iš šviežių ekologiškų vaisių ir uogų, sumaišytos pagal specialų magišką receptą. Sultis pagamintos vaikučiams ir vadinasi raudoni skruostukai. Šitos sultis yra prisotintos geležies ir vitamino C. Geležį mums vaikučiams padeda įsisavinti būtent vitaminas C. Pačios sultis yra labai subtilaus ir skanaus skonio. Jų negalima daug labai gerti, kadangi jos yra koncentruotos. Čia yra ir obuoliukai, ir žaliosios vynuogės, ir apelsinų sultis, ir acerola, kuri pilna vitamino C, ir gervuogės, ir vyšnių sultis, medučio trupučiuką dėta. Tikras atradimas vertinantiems ekologiškus ir išskirtinius produktus tiesiai iš Indijos atkeliavusios tulsi arbatos. Tulsi ypatinga žolė, Indijoje vadinama šventuoju baziliku. Tai sudėtingos cheminės sandaros augalas, kuris veikia paties žmogaus organizmo natūralų gebėjimą gintis nuo ligų ir stresų. Tulsi yra ypatingos žolelės. Tai yra indiška originali žolelė, kuri sudaryta iš daugelio lapelių ir žiedelių. Tai yra labai subtilaus skonio arbata. Tulsi pati yra švelnaus skonio. Turime tulsi su prieskoniais. Jinai yra aitresnė. Turime tulsi arbatą su imbieru. Šitas arbatas galima pasigardinti medum, galima pasigardinti pieneliu. O labai nuostabę ir skanę arbatą turime su rožėmis. Tai yra prie tulsi žolelių pridėtos rožės lapeliai. Šita yra tokia moteriška ir švelni arbata. Visos šitos arbatos tiesiog jos mūsų organizme daro savo darbą. Jos mums padeda nuotaiką sukelti, jos mus raminančiai veikia, jos stiprina mūsų organizmą, suteikdamos savo energiją, kurią laiko savo žiedelius ir lapelius. Šiuo metu, kada pas mus paplitus ir kosulys, ir sloga, ir temperatūras yra, mums būtent reikia daug arbatų naudoti, o jos turi savyje reikalingų medžiagų mums pastiprinti. Gerkite tulsi arbatą kasdien tiek, kiek patinka. Skirtingai nuo daugelio vaistinių augalų, jos nereikia dozuoti. Vaikai ją taip pat labai mėgsta. Daugiau ekologiškų produktų ir organizmo stiprinimui ir kasdieniam stalui rasite parduotuvėje Sveiki produktai. Čia yra atrinkta tik tai, kas geriausia jums ir jūsų šeimai. Parduotuvė įsikūrusi Panevėžiečių vadinamoje centrinėje iki. Sveiki produktai – gyvenimo kokybė kasdien.